Labą dieną gerbiami aštuntokai ir visi, kurie domitės programavimu su Python. Tai šiandieną mes pasimokysime dirbti su Pythonu ir dabar šiandieną įspręsime tokius uždavinukus. Kadangi vadovėlio nėra pas mumis, tai mes įsiaiškinsime matematinės funkcijas. Matematinės funkcijas, kaip su Pythonu daryti. Aš čia rodau C++ kalboje, kadangi mes visi čia turim ir vadovėlius, daug medžiagos yra aprašyta, visa kita, o Python mes neturim. Tai mes viską tą pačią informaciją, tą pačią medžiagą perkelkime į Python. Tai ką mes darysime? Pirmiausia, sužinosime, ar matematinės funkcijos tokios pačios kaip ir C++ kalboje. Tai užklausus internete galima sužinoti, kad taip, tos pačios funkcijos MEF, naudojama MEF biblioteka, kad įspręs. Todėl, reiškia, mes bandysime spręsti matematinę funkciją ir jos uždavinį per uždavinį. Tai uždavinys bus va šitas. Žinomas apskritimo spindulys R ir parašykit programą skaičiuojančią apskritimo skersmens D ir ilgį C. Va. Ir į C++ yra ta programa padaryta. Nu, mes dabar pabandykime Python tą viską padaryti. Na, aš čia truputį padariau ir jo paaiškinimą. Tai reiškia matematinės funkcijos, mes čia dabar darom konspektą visi, tai kad galėtume dirbti su Python programa matematinėse funkcijose, tai mums reikalinga biblioteka ImportMath. ImportMath. Aš dar pažymėsiu, paryškinsiu, kad ImportMath. Kad gautume, pavyzdžiui, kad pi reikšmę galėtume gauti, mums reikalinga šita biblioteka. Dabar uždavinys, kur būtų tam naudojama ta ImportMath. Žinomas apskritimo spindulys, R, kur tik dabar skaičiau, C++ kalboje, ir jo paaiškinimas. Uždavinio sprendimo algoritmas, vartotojo įvedimas, input, nurodome, kada float naudojame realiems skaičiams, kaip skersmenį matematiškai skaičiuojame ir matome, kur panaudojame tą ImportMath ir naudojam mathp. Ne? Nu ir kaip visada su print parodome rezultatą. Dabar pažiūrėkim kodą. Kodas yra patikrintas su programa ir jis viską veikia. Tai komentaro, reiškia, prasideda programa ImportMath. Toliau komentaras kiekvieno sakinio, ką mes čia darome. Tai R float input, reiškia duomenų tipas float, realus skaičius ir įvedimas. Ne? Įvedimas ir įvedame skritulį ir vartotojas įrašo. Toliau apskaičiuojame skersmenį, čia jau vyksta matematika, tai 2 dauginti iš to R lygu D kintamasis. Kaip ir anksčiau mes supratome, kad iš karto, kai parašai, iš karto jie priskiria Pythonas. Nu ir parodome dabar, reiškia, naudojame mathp funkciją, kad gautume tikslesnę pi reikšmę. Va. Kad ta mathp galėtų dirbti, tai dar kartelį kartoju, naudojama ImportMath. Taigi, spausdiname rezultatus su 2 dešimtainėmis vietomis, tai print F, apskritimo skersmuo, ir mes rodome, kad 2 vietos, ne, 2 vietos, reiškia po kablelio bus, po kablelio. Nu ir ką matom realizavime, matome, kad įvedus skaičių 2, apskritimo skersmuo yra 4 ir 2 po kablelio skaitmenis, 2 po kablelio, ir apskritimo ilgis, taip pat 12 ir 2 po kablelio. Vat matote, kaip užrašomas 2 po kablelio, ne? Va, reiškia, tai kintamasis D ir kintamasis C. Va. Tai mes čia įsiaiškinom, kaip padaryti matematinę funkciją, jeigu dirbsite su robotikos kažkokiais dalykėliais ir reikės skaičiuoti matematinius dalykus, tai jūs ir panaudosite šitą žinią. Na, ačiū, kad žiūrėjote.